Pirmiausia, reikia išmokti juos atskirti. Nes telefonai yra visiškai tokio paties dydžio, abu turi visiškai tokius pačius 6,67 colių įstrižainės ekranus ir beje ekranai yra nuostabus. AMOLED 144 Hz atsinaujinimo dažnis, tad vaizdas labai sklandus ir jie tikrai labai šviesūs, siekia 4000 nitų šviesumo piką. Abiejų telefonų nugarėlėse visiškai tokie patys galinių kamerų moduliai ir jie dominuoja. Tad atskirsime modelius, pažvelgę juos iš šono. Xiaomi 14T rėmas visiškai stačiu kampu susieina su ekranu ir nugarėlė, o štai Xiaomi 14T Pro nugarėlė šiek tiek pūpso, yra lenkta. Skirtumų tarp abiejų modelių kamerų nėra tiek jau daug. Pavyzdžiui, asmenukių kameros abiejų yra 32 megapikselių raiškos, gali filmuoti 4K raiška 30 kadrų per sekundę ir darbą atlieka išties labai gerai. Tarp galinių kamerų yra šiokių tokių skirtumų, nors raiška ta pati, tačiau, pavyzdžiui, paimkime teleobjektyvą. Xiaomi 14T optiškai vaizdą gali artinti 2 kartus, o hibridiniu būdu iki 4 kartų, o Xiaomi 14T Pro optiškai 2,6 kartus, atitinkamai hibridiškai iki 5 kartų. Pagrindinės galinės 50 megapikselių kameros taip pat šiek tiek skiriasi. Pro modelio ji tiesiog kokybiškesnė. Didesnis jutiklis, didesni taškai, šviesesnis objektyvas, tad nuotraukos turės daugiau detalių. Tačiau bendrai fotografuoja jie tikrai labai panašiai. Abiejų modelių kameros pasitelkia ir tą patį dirbtinį intelektą. Jį galima pasitelkti tiek gerinant kokybę filmuojant ar fotografuojant, tiek po to jau redaguojant turimą vaizdą. Štai pavyzdžiui, ops, ir dingo Palangos tiltas. Taigi, didžiausias skirtumas yra procesorius. Xiaomi 14T sukasi Mediatek 8300 procesorius, o štai Xiaomi 14T Pro Mediatek 9300+. Ką tai reiškia realiame gyvenime? Ogi tai, kad suteikianti daug individualizavimo galimybių ir labai sparti vartotojo sąsaja HyperOS, visos dirbtinio intelekto paslaugos, visi kiti darbiniai efektai Xiaomi 14T telefone sukasi labai greitai. O štai Xiaomi 14T Pro dar greičiau. Na ir lieka pasakyti didžiausią Xiaomi 14T Pro privalumą. Tai įkrovimas. Įsigijate šį įkroviklį, visiškai iškraunat šio telefono bateriją, prijungiate ir jums kaip ir man atvip žandikaulis. Po 19 minučių baterija rodo 100%. Nerealu. O žinote, kas realu, nors ir nelabai tikėtina? Kad abu šiuos modelius galite jau dabar įsigyti bet kuriame Tele2 salone arba internetu tele2.lt. Jei patiko šis video, spauskite patinka ir rašykite savo klausimus komentaruose. Pasistengsime atsakyti.